Sveiki, adventuristai. Kągi, artėja žiemos vakarai, turėsime daugiau laiko ieškoti, nagrinėti, analizuoti ir komplektuoti savo camping gearą ateinančioms kelionėms. Taigi šiandien noriu pakalbėti apie palapines arba visus nakvojimo būdus gamtoje, kokie yra kiekvieno to pliusai minusai, ką reikia atkreipti dėmesį, nes vieno, kaip žinote, geriausio būdo nėra. Bet tam, kad būtų lengviau priimti sprendimą, koks būdas yra tinkamiausias jums, pabandysiu pasidalinti savo įžvalgomis, ką esu pastebėjęs, atradęs, galbūt tai padės. Tai važiuojame. Pirmiausia, reikėtų atskirti, kad iš viso mes turime pagrindinius 3 būdus nakvojimų gamtoje. Tai yra palapinės, matome, turime didesnę palapinę, mažesnę palapinę. Turime vadinamą tarpą, palapinsiaustę arba tentą. Ir dar vienas būdas tai yra hamakas. Kokie yra to pliusai ir minusai? Pradėkime nuo palapinių. Kaip matote, čia mes turime 2 palapinės. Tai yra mano pirmoji palapinė, kurią nusipirkau turbūt prieš kokius 8, turbūt daugiau netgi 12 metų. Tai yra Loop Super 3 trivietė palapinė. Jos svoris yra, pasižiūrime, 3,4 kg. Jeigu pasižiūrėsime išmatavimus, grubiai tai yra 48 cm ant 22 cm. Palapinė, kuri ilgą laiką man tarnavo ir tuo metu dar labai gerų palapinių mes neturėjome, bet pasirinkimas buvo ženkliai mažesnis. Trivietė palapinė, kurioje komfortabiliai gali miegoti 2 žmonės su bagažu. Minusas tokios palapinės yra, gerai pradėkime nuo pliusų. Pliusas tai yra, kad tokios palapinės, didesnės palapinės, jos yra pigesnės. Tai reiškia, jos gali būti pilnai waterproofinės, bet dėl paprastesnių medžiagų, kietesnių, sunkesnių medžiagų palapinė yra didesnė supakavus. Jos svoris yra didesnis ir užima dėl to vietos bagažo daugiau. Tokia palapinė yra tinkama žmonėm, kurie neskaičiuoja vietos. Ant motociklo važiuojant didesnė problema yra ne svoris, o tūris bagažo. Tai jeigu tūris yra ribotas, greičiausiai, kad tokia palapinė jau sunkiai atras vietos jūsų bagaže. Bet vėlgi, jeigu tos palapinės reikia labai retai, kodėlgi ne? Variantas. Dabar palyginimui, čia matote mano naują palapinę. Praktikoje aš dar jos neišbandžiau, buvau pastatęs ją. Jinai yra, vadinasi, Durston X-Mid, taip parodysiu, Durston X-Mid 2, dvivietė palapinė. Jos svoris yra su koliukais kartu sudėjus 1,4 kg. Ir tas maišiukas dar šiek tiek susispaudžia. Išmatavimai yra 30 ant 15. Yra smeigiami koliukai jau viduje, 10 vienetų. Plus tokiai palapiniai reikia dar koliukų, konstrukcinių koliukų. Jie neįeina į komplekto kainą, tai reiškia, prie palapinės jie neįeina. Tam galima naudoti ir hikingo lazdas, tai iš esmės palapinė yra skirta hikeriams, tie, kurie vaikšto su šiaurietiškom lazdom. Tai tam galim panaudoti savo šiaurietiškas lazdas, jeigu turite. Kadangi aš tokių dalykų neturiu ir nevaikštau, pirkau papildomai koliukus. Tokia palapinė yra gerokai brangesnė, jos kaina yra grubiai turbūt apie 450 €. Bet kaip matome, mes turime visai kitą svorį, dydį. Ir tas leidžia mums labai stipriai sutaupyti vietą bagaže. Ir daugiau šansų, kad mes tą palapinę pasimsime į savo keliones ir daugiau šansų, kad mes ją naudosime. Kodėl yra toks didelis skirtumas tarp šitos palapinės ir šitos? Tai yra labai brangios medžiagos, vienas momentas.
technologiškai pažangios, tai reiškia, mes galime staupyti svorį ir tūrį, naudojant kokybiškas medžiagas, bet atitinkamai labai stipriai didėja kaina. Kalbant apie palapinės, dažniausia problema netgi yra, jeigu rinksitės palapinę, net tai, kiek užima supakuota palapinė, taip, bet kokio ilgio yra kuoliukai. Tai dažniausiai palapinės dydis supakuotas apibrėžia kuoliukų ilgis ir tai yra didžiausia problema pakuojant savo bagažą. Tai reiškia, jeigu jūs norite palapinę įsimesti į šoninį krepšį, kuoliukai kuo trumpesni, tuo geriau. Šiuo atveju palyginimui galiu pasakyti, kokį ilgį yra kuoliukai. Tai yra 31 cm kuoliukų ilgis. Ir tokie kuoliukai leidžia palapinę sutalpinti į šoninį krepšį, jis gali tam netgi panaudoti, kaip pavyzdys, mes turime čia Kriegos 18 litrų krepšį ir be jokių problemų mes galime įsimesti tiek palapinę, tiek kuoliukus, kur kuoliukai gali skersai įsidėti palapinę, į krepšį, sakykime. Kai tuo tarpu, jeigu mes pabandytumėm įtalpinti šią, tai praktiškai dar kažkiek galiu įdėti šonuose, bet tai yra vienas krepšys, 18 litrų. Kaip matote, talpumu nepasižymėjau. Sekantis momentas, į ką reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie palapines, tai kad palapinės turi skirtingas konstrukcijas. Tai yra vienas momentas, įėjimas gali būti vienas arba du. Antras momentas, palapinė gali būti vieno sluoksnio arba dviejų. Dažniausiai šiuolaikinės modernios palapinės yra dviejų sluoksnių. Viduje yra tinklelis nuo uodų ir ant viršaus yra raincoveris nuo lietaus. Taip pat renkantis palapinę išgirsite ar pamatysite tokią savoką kaip freestanding. Tai reiškia, kad palapinė, kad stovėtų visa konstrukcija, nebūtina susmeigti kuoliukus. Tai reiškia, mes iš esmės palapinę galime laikant už lankų, perkelti į kitą vietą, pastatyti, patraukti. Ir tas yra labai patogu, ypatingai jeigu pastačius palapinę mes matome, kad tai nėra visiškai ideali vieta, ir mums reikia palapinę patraukti, perkelti į kitą vietą. Tas yra labai labai patogu. Kaip pavyzdys, ši palapinė turi du įėjimus, yra dvivietė, yra vietos dar netgi ir bagažui susidėti motociklo, bet jinai nėra freestanding. Tai reiškia, kad norint palapinę pastatyti, jūs turite naudoti įsmeigimus kuoliukus ir tik tais tada suformuoti stulpus. Tai reiškia, iš esmės, šita palapinė statosi tokį principą, tai yra pastatyti du kuolai. Dauguma palapinių naudoja vadinamas arkas. Vieną arba dvi arkas, kad jos stovėtų. Iš kitos pusės dar vienas momentas, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad palapinės, kai kurios yra pastatomos pirmiausia pastačius tinklelį ir tik tais tada ant viršaus dedame lietaus sluoksnį. Minusas tokio dalyko yra, kad jeigu jums reikia palapinę statyti tada, kai lyja, jūs turite sušlapus vidinį sluoksnį. Šios palapinės privalumas, kad jūs galite pirmiausia pastatyti išorinį sluoksnį ir tada įlindus į vidų mes pakabiname sluoksnį nuo uodų. Kitaip sakant, ši palapinė yra dėkingesnė, kai mums reikia ją pastatyti lyjant lietui. Minusas, kad ji nėra freestanding, tai reiškia ten, kur susmeigim kuoliukus ir be susmeigimo kuoliukų mes negalim pradėti statyti palapinės, nes viskas remiasi būtent ant tokios konstrukcijos. Taigi, apibendrinant, palapinės kainą labiausiai apibrėžia jos
supakuotas svoris ir dydis. Sekantis momentas, kiek yra kokybiškų medžiagų panaudota. Atsparumas vėjui ir lietui. Ši palapinė nėra alpinistinė palapinė. Tai reiškia, kad jinai yra tinkama 3 sezonam, ar kitaip sakant, tai yra 3 sezonų palapinė, pavasaris, vasara, ruduo. Žiemai jinai nėra ideali palapinė ir jinai nėra ideali palapinė esant labai stipriam vėjui, kas būna kalnuose. Alpinistinės palapinės dažniausiai yra konstrukcijos prasme stipresnės, patvaresnės tam, kad atlaikytų sniegą, lengvas sniego lavinas, jau galima tai pasakyti, ir svarbiausia didelį vėją. Bet mano atveju šis variantas yra visai tinkamas ir aš labai tikiu, kad tai man pasiteisins. Gerai, judame toliau. Sekantis, jeigu mes baigėme kalbėti apie palapines, yra tentas, angliškai vadinamas tarp. Čia yra 3 ant 3 metrų DD firmos DD Hammocks. Turbūt universaliausias dalykas, ką jūs galite pasiimti į kelionę. Ir aš su šiuo daiktu keliavau Rumunijoje. Tai užima labai mažai vietos. Svorio prasme čia su koliukais. Tai yra, mes kalbam vėlgi apie 10 koliukų grubiai. Šniuriukai, koliukai ir pats tentas sveria 0,5 kilogramo. Privalumai tai yra dydis ir svoris. Taip, kaip matote. Praktiškai galima įsidėti į kišenę tokį dalyką. Minusai, kad jeigu jūs turite uodų, jums reikia papildomo tinklelio nuo uodų. Tai šiuo atveju, sakykime, tai prisideda dar tokio dydžio daiktas. Jis yra Situs Summit, man atrodo. Taip, Situs Summit Pyramid Net. Tinklelis, kuris viduje pasikabina tam, kad galėtumėt apsisaugoti nuo uodų. Tai reiškia, mes turime 2 daiktus jau. Ir trečias momentas, tam, kad apsaugoti kilimėlį, tai yra mano kilimėlis yra pripučiamas, kad kilimėlio nesugadinti, nepradurti, aš naudoju dar vadinamą dugną, kuris tiesiasi ant žemės ir ant jo tada tik tais dedu pripučiamą kilimėlį. Tai reiškia, mes turime hamaką, ne hamaką, o tentą, turime dugną ir turime tinklelį. Visas šitas dalykas sveria apie 800 gramų ir užima vietos tiek. Palapinė užima šiek tiek daugiau vietos, bet labai neženklus skirtumas. Privalumas dar koks yra palapinsiaustas, tai kad jūs galite pasidaryti pakankamai įvairias konstrukcijas miegojimui arba tiesiog buvimui nuo lietaus, pastogę susiformuoti. Jeigu pasidarysite pakankamai aukštai, jūs galite viduje, tai yra po tentų užsikurti ir viryklę, išsivirti maistą, kas gali būti šiek tiek sudėtinga naudojant palapinę. Vėlgi, šis dalykas nėra labai tinkamas, jeigu kelionėse tikitės nemažai lietaus. Jeigu yra žemesnės temperatūros, kitaip sakant, miegoti po tentu bus šiek tiek šalčiau negu miegant palapinėje. Ir turbūt tokie pagrindiniai dalykai. Beje, tai irgi yra ženkliai pigiau. Jeigu, sakykime, palapinsiaustė, čia yra kokybiška, labai plona palapinsiaustė, dėl to užima mažai vietos. Jinai kainuoja turbūt apie 70 eurų. Iš Decatlono dugnas kainuoja turbūt apie 15 eurų ir tinklelis bus turbūt dar apie 20-30 eurų. Tai toks komplektas yra pigesnis ir užima mažiau vietos. Plius, kadangi tai yra 3 atskiri daiktai, jūs galite žymiai lengviau rasti vietos, kur bagažą tai sukišti ir sutalpinti. Taigi minusas, jeigu daug lietaus, ir jeigu yra šalta,
tai nebus pats geriausias variantas. Plus, labai tikėtina, kad jūsų daiktai bus labiau matomi ir miegant po tentu yra, net nežinau, kaip tai geriau reikėtų įvardinti, jaukumo yra mažiau, šiek tiek. Reikia priprasti. Kitaip sakant, kai jūs miegat palapinėje, palapinė yra pilnai uždaryta. Taip? Niekas jūsų nemato iš išorės, jūs nieko nematot ir tai sukuria tokią uždarą erdvę, kur jūs jaučiatės jaukiau ir saugiau. Miegant su tentu, ir tai man teko patirti Rumunijoje, kalnuose, kai miegojau ir atėjo vienas, išgirdau, sakykime, net neatėjo, išgirdau vieną tokį baubintį didelį gyvūną, šiek tiek išsigandau, bet pasirodė, ten buvo kažkoks tai kalnų ožys, bet jaukumo tame yra šiek tiek mažiau. Vėlgi, tie, kas nebijo miegoti gamtoje po atviro dangumi, tikrai nebus problema. Ir judame prie sekančio dalyko. Tai yra hamakas. Klasikinis standartinis hamakas. Šiuo atveju tai yra Modern Nomad. Pas Latvius pagamintas hamakas. Jo svoris yra apie 0,5 kilogramo. Ir tai yra viskas, ko jums reikia, kad galėtumėt miegoti. Iš esmės tai yra diržai ir pats hamakas, tarp dviejų medžių išsitempėt, atsigulat, miegat. Tam papildomai greičiausiai reikės kilimėlio, jeigu būtų šiek tiek vėsiau, arba jeigu norite daugiau patogumo, reikėtų vėlgi kažkokio sprendimo tinklelį nuo uodų. Jeigu yra vėsesnis oras, galima papildomai nusipirkti pašiltinimą, kuris jau užima pakankamai nemažai vietos, tai gali atrodyti netgi, sakykime taip, hamakas tokio dydžio ir pašiltinimas yra dar papildomai toks dydis. Hamakas, asmeniškai pats hamakė dar nemiegojau. Vieną naktį aš buvau ištempęs jį pasižiūrėti, kaip tai atrodo, bet nusprendžiau nemiegoti, sakykime taip, hamakė, nes buvo pakankamai vėsu. Darau prielaidą, kad miegojimas hamakė kai kuriems žmonėms gali būti patogesnis, kai kuriems žmonėms nebus patogus. Reikia medžių. Jeigu jūs neturite medžių, jūs negalite pasikabinti hamako. Ir tai gali būti problema. Kaip pavyzdys, mano paskutiniai kelioniai į Maroką, aš vežiausi kaip ekstra atveju tentą, kad jeigu tektų miegoti gamtoje, aš turėčiau galimybę taip padaryti, bet mano kelionės tikslas nebuvo nakvoti gamtoje. Šis sprendimas yra tinkamesnis ten, kur yra medžių, kur yra miškų. Tai reiškia, mes kalbam daugiau apie Vidurio Europą ir Šiaurės Europą. Vėlgi, jeigu kalbėsim apie Norvegijos šiaurę, turbūt medžių ten gali būti šiek tiek mažiau arba sunkiau jų surandama, bet tą dar galima padaryti. Didesnė problema su to yra kalnuose, kur nėra medžių arba dykumos. Galima turėti abu variantus, tai reiškia, jeigu jūs mėgstate miegoti hamake ir jums tai yra patogu, jūs galite vežtis abu dalykus. Tai praktiškai turint hamaką ir palapinsiaustę. Taip. Jeigu yra šilta naktis, turite kur kabinti ir jums patinka miegoti hamake, jūs naudojate tai. Jeigu reikia nuo lietaus, miegate hamake, bet palapinsiaustę kabinatės virš hamako ir turite sausą naktį. Kitas momentas, kondensato miegant su hamaku arba miegant su palapinsiauste yra mažiau negu kad su dauguma palapinių. Taigi turbūt tokie būtų pagrindiniai momentai, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis palapines. Kaip matote, aš turiu visus 3 variantus ir mano logika yra kokia. Palapinę aš turiu dvivietę. Tai reiškia, šioje palapinėje gali miegoti patogiai 2 žmonės. Jeigu aš važiuoju kažkur ir žinau, kad man reikės dažnai miegoti gamtoje, aš į tokią kelionę imsiu palapinę. Tai reiškia,
galiu miegoti arba su antra puse vienoje palapinėje, arba su kelionės draugu, tai reiškia, imam tik vieną palapinę ant 2 žmonių. Jeigu aš važiuoju į kelionę, kurioje aš neplanuoju miegoti gamtoje, bet gali pasitaikyti atveju, kad ekstra atveju man gali tekti miegoti gamtoje, greičiausiai aš imsiu palapinsiaustę ir mano komplektas atrodys būtent taip. Jeigu aš važiuoju gamtoje ir žinau, kad aš praleisiu pakankamai laiko, bus šilta ir noriu vakarais daugiau laiko pačilinti, jau galima tai pasakyti, aš dar pasiimčiau ir hamaką, kuriame tiesiog yra patogiau gulėti. Galbūt nemiegot, bet bent jau gulėti, ilsėtis vakare, sakykime, po vakarienės, su arbata, skaitant knygą ir panašiai. Tikrai variantas. Yra hamakų, kurie yra ženkliai didesni, tai yra jų dydis pralenkia netgi 2 palapinę, jų komfortas yra taip pat gerokai didesnis, jį pastatyti yra šiek tiek sudėtingiau, bet tai yra jau labai specifiniai daiktai. Lietuvoje aš nesu matęs, kad žmonės tokius hamakus naudotų, bet jeigu būtų įdomu, tai vienas iš tokių brandų yra Amok, jeigu neklystu, tai yra švedų arba norvegų gamintojas. Tai kągi, jeigu turite klausimų, pasiūlymų, idėjų, pasidalinkite. Tikiuosi, radote naudingos informacijos ir gerų kelionių.